Taip. Tai apie rungtynės papasakokit, kas laukia varžovas. Laukia rimtas varžovas, visi mes žinom. Ir pradžioje sezono visi kalbėjom, kad Efesas bus vienas iš favoritų, kad surinkę tikrai įspūdingą sudėtį, gerai žaidžia, bet šiuo metu matom jų bangavimą, banguojantį žaidimą ir rytojaus rungtynės, kurias daug ką lems tiek mum, tiek jiem. Tai mes šiuo metu ruošiamės stipriai ir galvojam mums tos, kaip ir minėjau anksčiau, šitos rungtynės namuose, kurios mes turim ir privalome laimėti. Tos ypač namuose žaidžiant, kad patekti į 16-tuką, mes jas turim žaisti iš pasiaukojimo, iš visų jėgų, dėl kiekvieno centimetro aikštelė, tai tada galima kažką pasiekti. Turim susikaupę visas rungtynės drausmingai ir pademonstruoti kokybinį žaidimą, tada ir žaidimas mūsų taip pat nebanguos ir galėsim pasiekti. Lyginant su pirmosiom varžybom, tom pralaimėtom, kokius dalykus pakeitė, sakykime, taktikai, ką akcentuosite konkrečiai? Mes taktiką nekeičiam, taktika jinai tokia pati išlieka, nes vis tiek mes daugumą esam naujų žaidėjų ir jeigu prie tų derinių mes gerai neišpildom, mes juos atidirbinėjom, nes yra daug smulkmenų, kurių netliekam ir tai nepavyksta. Yra daug tokio broko ir kažkur nesusipratime, neišskaitėme žaidimo, yra daug perdavimo broko, kokybės broko, tai sakyčiau, tai buvo ir taisoma per treniruotės ir vien tai ištaisius ir mažiau padarius klaidų mes žymiai kitaip atrodytume. Ar nėra sveikatos problemų komandai? Pas mane ir pažaidėjus. Pažaidėjus komandai? Ne, nėra problemų, yra kai kurie kaip visą laiką. Ten Čižauskas turi problemų, neaišku, jis žais ar nežais, bet šiaip visi sveiki gyvi. Ačiū.